Jūsų eteryje žinios ir aš, Enrika Getsaitė. Kviečiu žiūrėti. Izraelis oficialiai paskelbė, prasidėjo karas. Ankstyvą šeštadienio rytą teroristinė grupuotė Hamas raketomis atakavo Izraelio regionus, apšaudydama juos tūkstančiais raketų. Skelbiama apie sparčiai didėjančių žuvusiųjų ir sužeistų izraeliečių skaičius. Lietuvos politikai smerkia Hamas atakas. Anot prezidento Gitano Nausėdos, Izraelis turi teisę gintis. Užsienio reikalų ministerija perspėja Izraelyje ir Palestinoje esančius lietuvius. Anot ministerijos, saugumo situacija gali kisti labai greitai.